Pradėtas valyti Šventosios uostas. Ketinama jį pagilinti iki 3 metrų gylio, kad galėtų įplaukti mažieji laivai ir jachtos. Tikimasi, kad uostas bus atvertas jau šią vasarą. Šventosios uostą būtų buvę galima pradėti valyti anksčiau, bet trukdė pakrantės kaustantis ledas. Paskutinį kartą uostas buvo gilintas prieš daugiau kaip 15 metų. Dabar vietomis gylis čia siekia vos kelius ar keliolika centimetrų. Dar daug darbų laukia ir visų pirma tai yra krantinių pritaikymas arba plaukiančių prieplaukų dviejų įrengimas. Suprojektuotos yra 72 vietos laiveliam nuo 6 iki virš 10 metrų ilgio. Uostininkai sako, kad Šventosios uostas turėtų būti parengtas jau šiam vasaros sezonui. Kanalo gylis turėtų būti iki 3, krantinių iki 2,5–3 metro. Tokio gylio užtenka mažiesiems laivams. Darbai gali kainuoti apie 4 milijonus litų. Tačiau uostininkai nesitikė, kad šios investicijos atsipirks. Pasak jų, šiuo metu svarbiausia, kad sutvarkytas uostelis padėtų bent šiek tiek atgaivinti Šventosios ekonomiką. Tai nėra toksai komercinis projektas, kur mes turėtumėm investuoti lėšas taip, kad jos sugrįžtų iš rinkliavų. Tai čia yra socialinis projektas ir negalim dabar mes tikrai pasakyti. Iškastas švarus gruntas vamzdžiais pilamas į krantą, kad šis būtų aukštesnis. Tačiau ateityje iš jūros siurbiamas smėlis galbūt bus naudojamas Palangos paplūdimiams papildyti.